Sveiki, na, šitas specialus Dainai ir Žilvinui Elveikiams. Kai aš atsiradau kompanijai Amway, Rūtelė mane, Rūta, kaip jos pavardė, dabar pasikeitė, pamiršau buvusi Čibonienė, o dabar yra, užkrito, gal prisiminsiu, Rūtelė, kada mane pakvietė į susitikimą, man labai skaudėjo riešus. Ir mano ranka buvo subintuota ir Žilvinas tiek prikibo prie manęs, nes aš sėdėjau pirmoje vietoje ir aš supratau, kad tai yra Žilvino taktika, kad, prikibti ir taip, bum, 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 kad tą žmogų sudirginti, sunervinti, sujaudinti, kažkaip jį kad tas žmogus ateitų ir kad kažkaip sureaguotų. Tai buvo labai įdomi patirtis, galvoju, blemba, ko jisai čia prie manęs prikibo, atstok nuo manęs. Mano ten tie visi galvoju, aš jau atėjau, aš jau einu su jumis, ko jūs čia dar norit. Tai ten labai įdomiai tas Žilvinas tą taktiką tokia sugalvojęs. Tai linkėjimai jums, aišku, kviečiu ir Rūtelę Martinavičienę su Emiliu, savo vyru, ir Karolį, ir Veronika Vaitkus, ir Gediminą Kalinauską, su kuriuo mes iki šiol bendraujam daugiau mažiau. Krosslaineriai, ir ką, čia vėl skaldyk ir valdyk, čia irgi pas jūs yra tokių dalykų. Aš ten viską išsiaiškinau. Toliau. Kas čia dar? Jūsų ten tiek daug, kad man reikėtų realiai atsisėsti. Mano dabar smegenukai yra labai pavargę, bet reikėtų labai gerai iškasti visus, ką aš ten pažinojau. Ir kviečiu visus su savo organizacijom ir prisijungti prie mūsų nuostabaus vienybės projekto, kuris bus nerealus iš tikrųjų, superinis. Ir vis dėlto šitą kompaniją galite išgelbėti tik tai jūs. Tai ką aš sužinojau, labai įdomu, kad Žilvinas priklauso ten kažkokiai labai jau tiem krūtiem vyrukam, ne? Ten tą organizaciją aš nepasakysiu, bet jau ten visi žinote, ne? Gerbiamas ir mylimas ir taip toliau. Abu, aišku, Daina ir Žilvinas, ir daugiau ten jūsų, bet ką aš supratau, kad pati Amway yra kompanija. Jėgerių sistema yra apmokymo sistema. Ir nieko ten nebūtų buvę, jeigu ne jėgeriai. Tai jis yra Dexter and Verdi Jėger, tai jie buvo tie kaip tas Kristus, tai jie praėjo tą patį sunkiausią kelią tam, kad jūs turėtumėt štai tokią galimybę statyti šitą verslą. Bet kai, ta prasme, yra pagrindinė sistema, ne? Ir iš tos velnio ratas, kaip aš vadinu, tai jie išvedė iš tos sistemos ir padarė, kitą sistemą, ne? Viskas yra gerai, bet ten irgi yra melo. Tai kadangi Elveikiai turi labai stiprią įtaką ir gali padėti ir išgelbėti kompaniją, kadangi visos net ir tos korporacijos grius, žlugs, nes yra daug netiesos ir ne viskas ten taip nuostabu, kaip jūs kalbate. Ir tai man pasakė toks šviesuolis Arvydas Daškus. Galite paklausti jo, kas ten negerai pas jūs kompanija, ne? Paklauskit jo, susisiekit, Arvydas Daškus per Facebooką. Susitikit, padarykit susitikimą. Jis man pasako, tu turėsi meluoti žmonėms. Ir kai aš atsidūriau toje kompanijoje, man visi sako, tu kažkokia kaip užburta ir kaip kažkokia pamišusi. Nes aš galvoju, kad mano kelias, ta Amway kompanija ir aš čia tiek žmonių išvesiu tą šviesą ir čia taip. Bet man, ką aš bedaryčiau, man bum,
ką aš bedaryčiau, bum, ir man taip nesisekė ir po to labai sunku buvo žongliruoti su savo salonu. Ir iš to salono niekaip negaliu išeiti. Ir galvoju, kodėl man neleidžia, kas čia yra. Na ir Veronika Vaitkienė, aišku, irgi iš draugystės sako, nu tai jo, šito vaikų darželio nesusitvarkai, tai didesnį neišleidžia. Nu, taip, tai yra tiesa, bet išgirsti tokius žodžius buvo labai skausminga. Bet nieko, Veronika, aš užaugau ir išėjau jau į kitą lygį ir viskas yra gerai. Ir nu, tiesiog yra ten to melo, kad ne visi ten ir tie produktai geri, nes pati geriausia kosmetika ten pigiai nusipirkti, nu yra pilna labai geros kosmetikos ir daug aukštesnės kokybės, nes jūsų kosmetikoje yra labai daug konservantų, kurie irgi eina į mūsų limfą ir teršia mūsų kūną ir daro irgi negerus dalykus. Toliau 20% jūs negrąžinate, nes PV ir BV yra skirtingi. Kas ten dar? Nu, daug ten visokių dalykų. Nu, tarkim, padarote jūs kažkokį, pavyzdžiui, tai ne jūs darote, tai jūs esate tos dalis, jūs esate tik pardavėjai, ne? Bet jo, pardavėjai uždirba gerai, bet yra, nu, tarkim, kosmetika, ne? Yra labai gerų produktų, tikrai neneigiu to ir kažkodėl jie tie geri vis išnyksta. Kaukės nėra geros, nu, veido aš kalbu apie kosmetiką, tai ką aš išbandžiau. Yra valymo priemonės labai super, blyčius labai geras, ypatingas, skalbimo milteliai labai geri. Nealergiškiam žmonėm tinka, vaikams ir taip toliau, vaikučiams. Ir, nu, pavyzdžiui, ten koks nors pieštukas akims, ne, pravesti, bet, nu, tipo yra ten tie papildymai, bet paskui dingsta. Nu, tai prisiperki, o po to jau, nu, ir ką. Kur paskui juos dėti. Arba, tarkim, šešėlį ten buvo, kad turi tą dėžutę, po to papildymą. Tai viską, pati idėja yra labai gera, bet taip viskas greitai keičiasi, kad nu, tai tos naudos nebėra. Tai, ką jūs sakote, nebėra tos naudos, tai, nu, labai daug melo. Ir taip atrodo, kad, nu, įsivaizduokit, dabar, tarkim, manęs nėra ir dabar 2/3 pasaulio išeina. Visas likęs, viena dalis pasaulio lieka. Ir kiek iš jų ateis pas jūs? Kiek iš jų dar bus su jumis? Jūs padarėte labai gerą darbą ir kūrėjas labai myli šitą kompaniją dėl nuostabių žmonių, nes ten yra tiek daug šviesuolių. Ir jie padarė tikrai gerą darbą ir geresnius gyvenimus sukūrė ir tai yra nuostabu. Bet tai, ką padarė Jevgenijus, yra dar geriau. Jis dar nepadarė, bet jis padarys. Taip kad kviečiu visus jungtis. Jūs, ta prasme, Jevgenijus galės išgelbėti ir jūsų kompaniją, aš parodysiu kaip, ką mes turime padaryti, nes aš labai myliu šitą kompaniją. Ir aš ten sutikau pačią nuostabiausią Rutelę Martinavičienė jau dabar ir dar su Emiliu man neteko susipažinti, bet tai yra labai tikinti žmonės ir kad aš labai pykau, galvoju, kodėl man nepadeda, kodėl man nesiseka, kodėl čia man ne taip išeina. Ir aš pykau ant jūsų visų ir Elvikių ir Rutelės ir galvoju, nu kodėl čia taip. Ir man kūrėjas rodo, sako, Rutelė yra nuostabi, jinai apsikabina visus, jinai nuoširdi yra. Na, Elvikiai nėra tikintis, bet per šitą situaciją jūs jau patikėsite, kad yra kūrėjas. Ir mes su Jevgeniju atėjom visam pasauliui padėti, ne tik jūsų kompanijai, bet jūs būsite tiltas, kuris tikrai galėsite labai padėti Lietuvai ir papildomos pajamos. Nes jūsų kompanijoje pajamos gali nubirėti kažkiek, aš negaliu sakyti, kad viskas, bet jeigu jūs nepasakysite, ką mes su Jevgenijum jums pateiksime šitai kompanijai, kompanija tiesiog žlugs.
Tai jūsų pasirinkimas. Ir aš mačiau, kad jūs prisijungsite ir jūsų brolis Vaida ir Nidas Elvikiai. Va dar prisiminiau, kas ten dar. Dar ten jūsų labai daug, jeigu gerai pakrapštyti ten mano tos smegenukus, tai tikrai rasiu daugiau tų žmonių, kuriuos labai nuostabius žmonės sutikau ten ir aš dėkinga, kad likimas mane nuvedė ten, nes šita Jėgerių sistema man padėjo išlaikyti mano saloną, būtent 16 metų beveik, 15 tarkim. Tai yra rezultatas, nes aš nesu verslininkė, ašgi tas antrasis, aš ta Marija. Tai va, laukiu jūsų visų, prisijunkite ir bendradarbiausime. Iki malonaus. Bus labai gera su visais jumis susitikti po labai ilgo laiko tarpo. Iki malonaus. Sudie. Su meile. Ai, tiesa, registruokitės pirmiausia Rūtelę, kadangi aš pas ją, po to Elvikiai ir po to, kaip jūs ten jau susibazuosite, kaip jūs ten jau susidraugausite ir taip ir tą struktūrą pieškit savo saulę ir lauksime. Skambinkit į Aljansą, Evgenijui ir iki malonaus. Sudie.